Dabar keliaujam į Panevėžį, Zina Paškevičienė ir... O, čia vaizdai ypatingi, čia jau ypatingi vaizdai. Žiūrim, kasgi čia vyksta. Blizga, neblizga, spindi tiesiog. Spindi tiesiog Miltinio batai šiandien Panevėžyje. Panevėžio dramos teatras švenčia 75-metį ir Zina Paškevičienė mums apie tai papasako. Zina, prašom. Mes nematom Zinos, mes matom tik tai, kas vyksta Panevėžyje. Labas, Jūrai, ar tu mane girdi? Taip, girdžiu, Zina, dabar jau girdžiu puikiai ir matau, kad ir jūs girdite mane. Pasakokit. Tai va, yra didžiulis vėjas, vėtra, audra, už tai čia, kad Miltinis pats buvo audringas ir mes čia švenčiame labai audringai ir todėl čia truputį buvo trukdžiai, bet nieko. Štai matote, kad Miltinio gimnazijos mokiniai dabar kaip tik valo Miltiniui batus ir aš klausiu projekto autorės Jūratės Kavaliauskienės, tai čia kas dabar vyksta? Yra tradicija Miltinio gimnazijos kiekvienais metais ateiti ir nuvalyti Miltiniui batus. Ir vaikai tiek trina tuos batus, kad, žodžiu, kad tik tai Miltinis atsimerktų. Jie laukia, kad Miltinis atsimerks ir padovanos jiems tą vieną žvilgsnį ir apdovanos jo nuostabių talentų. Taip, ir jie taps garsiais aktoriais. Aš kviečiu, ateikit vaikinai bent vienas prie manęs. Dinai, ateik čia, ateik. Klausiu, ar atsimerkė, greitai sakyk, ar atsimerkė. Neatsimerkė dėja Miltinis, bet tikėsimės kitais metais atsimers kiekvieną teatro dieną, bandome ir tikimės ir žadame, kad vieną dieną mums pavyks prilygti maestro talentui. Štai tokia viltis. Pristatau Miltinio teatro direktorių Liną Zaikauską. Labas, Linai, kaip prasidėjo šventė, jubiliejaus? Labą dieną, taip, šiandien švenčiam jubiliejų. 12 valandą buvome jau kapuose, aplankėme garsiuosius mūsų aktorius ir patį maestro. O dabar labai mums malonu, kad Miltinio gimnazijos mokiniai padarė tokį happeningą, batų valymą ir šunelio Arielio paminklo statymą. Labai džiaugiuosi, kad atvažiavo į šitą šventę daug užsienio svečių. Teatro vadovas iš Gruzijos, iš Batumio Andro Janukidze, Karelijos nacionalinio dramos teatro vadovas Andrėjus Dežonovas, iš Slupsko, iš Lenkijos atvažiavo teatro vadovas Dominikas Novakas. Так, как ваше впечатление? Klausiu, kokie jų įspūdžiai Panevėžyje? Jakie wrażenie w Poniewieżu? Kita kalba. Wspaniale. Po pierwsze, Słupsk i Poniewieże są bardzo podobnymi miastami, to jest około ta sama mniej więcej wielkość, ale macie fajniejszy chyba teatr, macie duży teatr. Puikus įspūdžiai, nes Slupskas ir Panevėžys atrodo labai panašus pagal savo dydį ir gyventojų kiekį, tik tai Panevėžio teatras žymiai didesnis negu Slupsko. А что вы знали о Мильтинисе вот до приезда сюда? Как jūs žinojate apie Miltinį prieš čia atvykdam? Вы знаете, Мильтинис для нас был легендой. Я, в общем-то, родился в Петербурге, и его воспитание актера импровизационная, основанная на интеллекте, как раз основа сделать из актера из простого лицедея носителя духовных ценностей не только определенного народа и нации, что первостепенно, но и вообще всего человечества. Он был для нас учителем. Karelijos vadovas sako, kad tai iš tiesų buvo legenda Miltinis ir kad jis padarė iš aktorių intelektualius ir labai žymius ir talentingus žmonės. Čia taip trumpai aš išverčiau. Linai, kas bus toliau? Po 3 valandų prasideda iškilmingas vakaras, pašvestas mūsų jubiliejui ir premjera Lietaus Dievas, kurią parodys Julius Dautartas ir mūsų teatro aktoriai. Dar truputėlį tave pertrauksiu, štai jūs matote Arielį, mylimą Miltinio šunį. Jūs dabar čia ką, Dinai, paminklą jam pastatė? Ponia Jūratė Kavaliauskienė sukūrė kaip ir draugą Miltiniui, jo šunį Arielį, kuris turėtų stovėti šalia jo kojų. Bet žiūrėk, vėjas jį gali nupūsti. Gali nupūsti, bet mes tikėsimės, kad jis stovės tiek, kiek kaip buvo abu gyvi. Na, šaunu iš tikrųjų. Dar yra truputį laiko, grįžtu prie Lino, taigi jau sakei, kad po 6 valandą prasidės premjera ir laukiama irgi labai daug svečių. Mačiau jau ir Pociūną režisierių atvykusi, ne vien tik iš užsienio teatralus. Taip, ir iš užsienio teatralai, ir iš Lietuvos teatralai, ir verslininkai, ir žinoma mūsų labai žymus politikai, tokie kaip premjeras Butkevičius.
Aišku. Ir, žodžiu, bus premjera Lietaus dievas, tai yra spektaklis apie mažą miestelį Panevėžio apskrityje, turiu pasakyti, netgi Panevėžio rajone. Ir žinoma, kad tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kaipgi tie Panevėžio rajono gyventojai sutiko nepriklausomybės atgavimą. Jūrai, dabar jūs matote šunelę Arielį, kurį Jūratė pagamino, ar ne? Ir tikėkime, kad vėjas jo nenupūs, o miltinis atsimerks mums visiems ir visiems laikams. Jūrai! Ačiū, Zina, ten šventė, graži Panevėžį šventė, iš tiesų būtų smagu būti ir ilgiau su jumis ir persikelti pas jūs, kad ir su ta pačia kamera, kuri ant mūsų stalo stovi ir rodo visą mūsų studiją aplinkui. Beje, puodelį laimėjo vartotojas svitliseta@gmail.com, mes jam persiusim tą laišku, paaiškinsim, kaip tą puodelį galima būtų jam atsimti, o gal ir nusiusim, viską susitarsime, o dabar visai netrukus žinios.